Sveiki, tai ką, naujas video, antras video jau filmuojamas su GoPro ir iš tikrųjų man ta kamera patinka, nes dar aišku reikėtų geresnės montavimo programos, nes dabartinį dar video kokybę gadint, bet jau garsas ir pati vaizdo kokybė jau tikrai skiras. O dabar varau į ūkį. Ir šiandien žiūrėsiu, gal bus ta pati situacija, kai tada vedžiojom elektrą, kad jei per dieną ir neparodysiu visko, kiek daroma, tai pasižadu po visų darbų, po viską apibendrinti ir parodyti. Nes šiandien iš tikrųjų būtų planai jo virbuliukus pargabenti į naujas patalpas, bet neaišku, ar spėsam viską pasiruošti ir pargabenti, ar tik susiruošam ir paliksam rytojui. Iš tikrųjų, dar smulkmenų yra nemažai, tai viskas eigoj. Žiūrėjau sakyti, kad šlangės pritrūkom, bet pritrūkom šitos šlangės ilgio, nes prie girdyklas visas tas kompleksas, viskas ok, bet yra mums per trumpa, nes mums vanduo po žemę, paskui kur rodžiau praeitą kartą, nerodžiau netgi, žodžiu, kai esam įsipylę ant pamatą girdyklai, pasidarom, kad viskas susijungtų po žemę tokią duobikę ir ten susijungam šlangės ir apsišiltinam, kad neužšaltų. Tai ir per trumpą. Tai varau dabar į šilalę paimti tą šlangį, nes ta čia ir 30 cm, reikėtų bent metrą. Ir tada dar reikia kampukų, nes ties šėrimo taku dabar buvo tokį suremti statiniai biškį į sieną, galvas daužėm. Tai dabar jau, kadangi noram viską užbaigti, tai kaip ir žadėjom, reikia susidėti 4 balkius. Tai apačias prie betono ankeriuosam, o viršų prie kazilų prisuksam su medvaršiais ir viskas. Viską pavyko gauti. Tik aišku, kai rodos iki Šilalės nėra toli, čia 10-12 km, bet kart gaunas tokių dienų, jeigu dar ne vieną kartą tai reikia važiuoti kažko pirkti. Rodos greitai lėki, skubi, bet žiūri, kad ant tų važinėjimų, apipirkimų valandą, 2 į niekada oro nepadirbi. Girdykla susitaisė pati. Tai biški plūdė čia mūsų pašalusi, kas čia yra. Reikia pažiūrėti. Tai turėtų uždaryti. Matyt, gal biškai jį parudėjus per laiką. Sunkiau vaikšta, bet svarbu girdykla pilna vandens, tai bus gerai. Rytoj reikia tikėtis, kad jau parvarysam visus, kas turbūt savo vietose, nes jau iš tikrųjų tam ant to lauką ir vanduo pradėjo šalti, tai dabar kai savaitgalis per dieną būnam lengviau, kai per dieną nebūnam, jeigu čia šalto vanduo, tai jau ne kažką. Gerai, einam pažiūrėti, ką čia pridirbom. Prasižiūriu, viskas tvarkoj, nes karts būn, kad prabėgom, kai šėries, ir kitus darbus darai, būn kas nors nedadaryta. Tai patys didieji, viskas tvarkoj. Aišku, šiandien reikia kreiktis. Bet rytoj yra planų išsivalyti mėšlus. Kan mažiukai. Flaižalo laižus. Reikės irgi vanus pakreikti. Dabar daktor kaip ir neblogai. Gal reikėtų dabar įmesti porą šak šiaudų. Čia su šienu tvarkoj. Čia šiena pilna, šitie irgi sočiai priėdien bus. Po aš galvoju už vakar visą ruloną iškreikiau. Tai jau, tų sausumį gal tik per kamerą taip neapsimata. Ir smėtame, kad jau kai visus susidarinėsam, tus reikės praskaidyti, nes tas ir mažesnis, tie didesniai žodžiu, ir praskaidyti. Ir kas tie vienutė, kur rodžiau, visi tiesiog patys mažiausiai bus čia, tai bus vėl vietas daugiau ir gardė sausiau laikysas.
Nu viskas, jums užteks. Galės įsitrypti, pasiskleisti. Nu, galvoju, viskas pažiūrėta. Na gerai, neapnervuosiu, einam pažiūrėti, ką pridirbom. Tai pradėkime nuo išorinės pusės. Jeigu kas praeitą kartą, kai žiūrėtų atkreipė dėmesį, buvo tokie suremti pagaliai dėl atramų, bet ten buvo laikinai, tai dabar vat. Sudėjom tokius balkius, 4. Tada einam toliau. Dar viena iš smulkmenų. Tiek čia šone, tiek ten sudėjom po porą pagaliukų, kad jėsdami šienai nesustumtų į šoną. Aišku, tada dar buvo čia pakelta aukščiau, kad labiau krūtinė remtus. Vamzdis yra tarp 5 cm. Ir šiaip iš tikrųjų gerai gavus, nes dar vamzdis gaunas nuo vidaus, kai čia ant balkė per 15-20 cm į priekį atsitraukęs. Kiek turėtų ten būti, iš tikrųjų nežinau, bet kažkas į tą pusę. Jie negaus lysti, bet ir negaus stipriai remtis su sprandais, lankstyti to vamzdžio. Toliau tai, kiek čia kokį 1,5 metrą plus minus aplinkui atkalėm su lentom. Nes, kad jie paskui su ragais neišvarytus kardus. Aišku, šiandien į pamatą bandėm džiovinti, nes ne vasarą džiova nekokiam cementą, bet rytoj gal jau bus geriau. Nu tai va, lentas dėjom. Ką mes dar darėm? Nu tai va taip, rodos nieko daug, bet su tom smulkmenom vien su lentų kalimu realiai virš pusę dienos. Aišku, čia ilgasrigiai, jeigu kam bus įdomu su ilgasrigiais išlenktais padaryti kamutą ir priveršta. Ai, nu, dar čia balkių, ne balkių. Vamzdį užsidėjom, galbūt kur vartus prisirišti, nes dabar nespėjom padaryti dar išėjimą į lauką, nes norom su tinklu apeiti, aptverti, bet kažkada padarysim, tas kažkada tikiuosi, kad bus kuo greičiau. Nu ir aišku dar, kur A raidės, reikia rytoj vinis sukalti, nes dabar, nu, yra kaltų, bet yra kudesnis vinis kaltas. Reiks su stambiom pereiti. Ir ką? Daryti atidarimą, vežti buliukus ir pradėti šertis. Nu, dar vienas mažas, bet svarbus darbelis. Su maišais parvežiau šieną, nes va, vienas buliuks, kuris irgi keliaus į vieną ten neapkeliausiu, kai atskirsam į daržinę ir išvešam ir juos, nes jau jie ten toj bandoj bus. Ir dar vienas pasiutelis. Tai tiek. Reikia sudėti su maišais šieno. Sudėti šienioką. Ir jau mūsų šiandien reikia pabaigti darbus. Where's all your violence? Where are the eyes that turn to flame when I'm
hold up and make a change. Laukia vis dar gražiai sninga. Nuo Klaipėdos pusės kaip ir artėja dar sniega, bet dabar bent kol kas norim apsidirbti fermos vidai. Einu pasiimti raktų biškį, nes kur norim dabar fermoje pirmajam gardė uždaryti buliukus, tai reik vamzdį uždėti. O kadangi nereikėtų pirkaliuoti vamzdžių, leisti pinigų, tai radom iš kur galim paimti, kur nereikalinks ir uždėti kitur. Kadangi ant to vamzdžio buvo visokių varžtų, su viskiais varžtais lenciūgai prisukti, tai pradžiai užteks tiek raktų. Reikia prisirinkti daugiau, kad nereikėtų vaikščioti. Reikia paimti ant vamzdį, šiaip ant įsitrauktų, bet jau visokių iš po senų laikų lenciūgų prisukinėta. Šarnyrinis išbandyts, aptarsiu vėliau, dabar niekada pliurpti daug. Ir pasiemu šaibų, pradėjom dėti vamzdžius fermoj. Tai reikia sudėti vamzdžius, persivaryti viršiukus, pasikreikti, žodžiu, nesnausti. Tai dabar kol turiu laisvą minutėlę, galim sugrįžti prie šarnyrinę temą. Tai iš tikrųjų smagu, kad atveži savaitgalį margučiai, nes darbo dienom neturim kada bandyti. O jeigu koncentruojantis apie patį šarnyrinį kaip tokį krautuvą, tai šiaip patika. Nes patika dėl to, kad nedidelis manevringas su teleskopinė strėlė. Nes esmė tame, kad yra ir dabar viena vienutė, kur mėšlas kabinam su rankom, ten realiai padidinus gerą pusmetrį duris, su juo eitų įvažiuoti ir nemažą dalį įsivalyti. Kits niuansas, kad tiek tvartyti tais veršiukais nėra patogu. Kol ir visai mažiukai, tai gerai, bet šiaip dar neturim tokios tarpinės stotelės, kur galėtų būti bent kokiom mažesniem grupėm, bet kaip ir darželį dar, kaip vadinu, tai reikėtų kažkada tokią pasistatyti, bet su rankom valyti tikrai nesinori. Daryti kaip pavyzdys, su traktoriu normaliu, ar ten, kad kaip pavyzdys, jeigu ir teleskopinį krautuvą turint. Teleskopinį turint dar nieka, dar gali žemesnį daryti, bet jo neturim ir neturėsim greitai. Tai gaunas biški didelės vėl statybos, vien dėl to, kad įvažiuotum, reikia, sakykime, aukštą tą kažkokį pastatą pastogę daryti tiem veršiokam, tą tvartelį. Tai iš tikrųjų, turint tokį, kurio aukštis yra tik 2 metrai, tai realiai pasidarai standartinės tas lubas ten 2,20, 2,30 kokį, kad nebūtų prie pat. Automatiškai ir veršiokam gal biški šiltesnė patalpa.
ir galėtų įsivalyti mėšlus. Paskui vėl kits dalyks, tiek yra planuoti turėti dalytuvą, bet bent dabar, kur senoji ferma ir naująją, kur pastatėm, tai ten nei vieną su dalytuvu neįvažiuosi. O čia ant tokia, su tuo kaušu paprastu, privažiavai prie dalytuvą, iš dalytuvo į kaušą pašarą, vieną antrą kartą po fermas išsivežioji ir pasišeri. Tai vat vėl tas toks. Vėl kits dalyks, taip jau šerintis, pasidarei tą pristumėję, kad nereikėtų pirkti, nes visą laiką reikia pataupyti, kur išein. Pasidarei tą pristumėję, pravažiuoji ir prisistumi pašarus. Tai iš tikrųjų tų pliusų yra daug, bet va ta kaina, nes jau čia, sakykim, toks daiktas yra, kur grinai jis neturi jokio to, sakykim, universalumą. Su juo vat pakrauti, pastumti, kažką vat, aišku, nuskau, toks grinai vietoj kastų, va ten va žvyrą pasivežioti, dar kažką biškį kur atsivežti. Tai vėl ta tokia investicija, kur tu turi jau gal tvirčiau stovėti ant kojų, sakykim, kaip ūkis, ir tada jau kažką tokio gali planuotis, bet iš kitos pusės, kaip per žiemą tie tokie darbai, jis yra reikalingas, kad nereikėtų tiek su rankom visko. Tai žodžiu, tų minčių daug, pirmą kartą pasibandėm tokį, ir žiūrėsim, kaip čia viskas susidėliuos. Tai einam pažiūrėti, ką pridirbom šiandien. Tai šitos banduose, va šits mažiuks, ir dar du atsiskyrėm čia, nes jie buvo iš tikrųjų pavasarį, turėjo būti kitur, bet pagal tą amžių taip ten gavus, kad susidėliuoja. Paskui čia vėl dabar sudėjom vamzdį ir visai gerai pataikėm aukštį, nes jeigu būtų iki pat čia, tai mums būdavo dar didesnė išlenda. O dabar sprandai kaip įremas, tai visai neblogai. Tai čia dabar tie ir iš daržinėse, kas buvo, sakykime, didžiausia. Ir iš to gardą sumaišėm, sudėjom, galės dabar laisviau būti. O daržinėje, kas buvo seniau daržinėje, tai 3 atskyrėm, tai šits buvo daržinėje, šits ir tas buvo. Tai jie buvo čiut mažesniai ir kas buvo vienutėjai, dabar jie bus daržinėjai čia. Nes tie buvo ten mažesniai, nes dabar 2 bandas kaip pirkom, tai dabar jau turėjom vietas, galėjom biški daugmaž pagal ūgį, pagal dydį sumaišyti. Ir tiek, aišku, dabar į lauką neleidam, nes laidarys ir nepabaigts, neparuošts, nes reikia uždėti vieną šuoną, kada neeitų į lauką. Ne į lauką, o į ganyklą. Mes jau piemenis viską atjunginėsam ir viskas. Tai šiandien būtų tiek, o rytoj reikės tiek tiems jau padaryti, kad irgi išeitų į lauką. Dabar kol kas dar, ypač šitie, kol tarpusavį apsiprasa, tai gali pabūti viduj, čia vietas yra, sutilps visi, nes ir prieš šėrimą taką visi normaliai sutilpa, tik kai miltus papyliau da biški vieną kibirą į šėryklą. Nes dar jie, kol nesusiprant, kur kas kaip jėsti, tai buvo vietas, bet kiti nepriėti, kad būtų laisviau, padariau taip. Dar vieną maišiuką šieną į tvartą viršiukom ir parodysim dar pirmą naujoką. Kad šių metų negaliu sakyti, bet čia toks kaip sakyti, į naują bandą. Tai va, Mažas bulius esi, ne? Mažas bulius esi. Tu nori su pirštą? Pasirodyk, koks tu gražus. Mažas bulius esi. Tai va, toks pieninis buliuksam. Ir žiūrėsim, kiek dar, kada čia jau atsiras jų pirkti.